18 šalių, 4,5 tūkstančio darbuotojų, 250 milijonų pajamų per metus, 9 milijonai pelno. Dideli skaičiai. Pradžioj mes gal buvom tokie net per daug užsispyrę, norėjom visur tą patį savo produktą, gal esam padarę klaidų. Reikia, kaip mes sakom, užuost, kaip ten iš tikrųjų atrodo. Jeigu ten dabar padarytų Afrikos šaly tokį pat reguliavimą kaip Lietuvoje, tai mes užsidarytume kitą dieną. Prisidedat prie atskirų valstybių teisės tobulinimo. Kaip finansuoti tarptautinę plėtrą? Sunku tą didelį finansavimą gauti, kai tu esi mažas, nežinomas, be track rekordo. Mes gal turėjom tą tokį juodadarbių mąstymą. Bijau sumeluoti, kiek ten tų susitikimų buvo, bet tikrai 300 plus. Kai jau išeini tą 200 milijonų plus, jau tau atsiveria truputį kitos durys. Bankinimo skolinimo rinka, jinai yra pakankamai dabar diversifikuota. Pinigų yra, reikia tik pasimti, ne? Tik mokėti pasimti, susitvarkyti ir susirinkti. Sveiki prisijungę į dar vieną Naujų horizontų epizodą. Ir toliau kalbame apie Baltijos šalių verslų tarptautinę plėtrą. Šiandien panagrinėsime detaliau plėtros finansavimo klausimus. Turime šiandien ypatingą svečią, vienos sparčiausiai augančių Baltijos bendrovių Elevink Group vadovą Modestą Sudnių. Sveiki. O taip pat mano kolegą, finansų ir fintech partnerį Tomą Kontautą. Sveiki. Tai gal nerkim iš karto į diskusiją. Modestai, trumpai papasakok apie Elevink grupę. Ok, tai sveiki visi dar kartą. Jeigu trumpai apie Elevink grupę, tai mes esam finansinių technologijų kompanija, kuri fokusuojasi į paskolų uždavimą. Turim kelis pagrindinius produktus. Vienas yra naudotų transporto priemonių finansavimas, taip pat finansuojam naujus telefonus, išmaniuosius. Ir didžiausia, matyt, dabar jau kategorija yra tiesiog vartojimo paskolos. Ir mūsų išskirtinumas, kad veikiam gan plačioj geografijoje, šiai dienai 17 šalių, tarp kitko vakar išdavėm 18 šalį, tai jau galim sakyti, kad 18. Pietų Afrikos Respublika atsidarė. Sveikinam. Mano užrašai paseno. Paseno, tai čia naujausia informacija atsinešiau. Super. Vat, ir naudojamės gan nemažai technologijom, išdavinėdami paskolas, nes yra mažesnės vidutinės paskolos, jeigu ten lyginant su bankais, tai tikrai aptarnavom didelį skaičių klientų ir nebijom eiti... 700 tūkstančių klientų. Taip? 700 jau dabar matyt irgi arčiau milijono, vėlgi reikia atsinaujinti. Ir nebijom eiti labiau tokias egzotinės jurisdikcijas, tai veikiam ir Afrikoje, 7 šalyse, dabar jau 8 šalyse, ir Balkanuose, Centrinėje Europoje, Kazakstane, Kazakstane nebeveikiam, Uzbekistane, Gruzijoje, Armėnijoje, tai toks matyti išskirtinumas grupės yra, kad tikrai ta veikla labai diversifikuota. Super, labai ačiū. Tai girdžiu, sakai, jurisdikcijos, tai turėsim gerą teisinę diskusiją. Mačiau pas jūs tinklapyje, kad Financial Times jūs 2 kartus reitingavo tarp top 1000 Europos sparčiausiai augančių bendrovių, o užpernai buvote paskelbti 41 vietoje tarp sparčiausiai per pastarąjį 10-metį augančių Europos įmonių. Tai aukščiausiai iš Baltijos šalių. Europos ilgalaikio augimo čempionai. Tai galbūt papasakok plačiau, kaip vyko, kokiais pagrindiniais etapais vyko ta Elevink grupės plėtra. Jo, tai gavom tuos gražius apdovanojimus. Už gražias akis, už plėtrą. Už plėtrą. Tai iš esmės Elevink grupė prasidėjo prieš, dabar jau berods 13-14 metų Latvijoje, bet ten po kelių mėnesių atsidarė Lietuva ir Estija. Ir tuo metu finansavom tik tais naudotas transporto priemonės. Tai čia buvo Baltijos šalyse, išsitestavom tą veiklos modelį. Mogo vadinasi. Mogo vadinasi, jo. Tai Mogo po šiai dieną yra vienas iš mūsų brandų. Ir tiesiog pasižiūrėjom, ar veikia toks veiklos modelis, nes jis gal buvo dar nelabai tipinis, būdavo bankai, kurie ten finansuoja naujas transporto priemonės ir būdavo tuo metu populiaru greitieji kreditai, kurie ten labai mažas sumas, labai didelėm palūkanom, tai mes buvom kažkoks viduriukas, kas nori mašinas. Jo, tokia atradom nišą, kur iš tikrųjų Amerikoje jau daug metų gyvavo. Tai va čia pradėjom ir po to supratom, kad Baltijos šalyse labai greit prigijo šitas veiklos modelis, kad jisai veikia. Visi turėjom kažkokią didesnį ambiciją ir taip po truputį testavomės, kur gei toliau. Tai pirma tokia, sakykime, jau užsienio, ne Baltijos šalių rinka buvo Gruzija.
Ten iš tikrųjų gal tai buvo, kad net jie patys atėjo ir pasiūlė, ten kai kurie žmonės sako, aš noriu daryti šitą verslą Gruzijoje, sako, tikrai važiuos. Gruzinai ar Sakartvelė? Gruzijos, Sakartvelo gruzinai. Ir pabandėm, irgi buvo iš tikrųjų tapo vos nesėkmingiausia rinka labai greitai. Tai tada supratom, kad šitas verslo modelis, jeigu veikia Lietuvoje, veikia Estijoje, veikia Gruzijoje, matyt, turėtų veikti daug kur. Ir va taip po truputį augom, plėtėmės, kūrėm komandą, sukūrėm, nes pradžioje tiesiog buvo pavienės šalis, kurios daro, ką nori, po to sukūrėm kaip ir grupę, regionus, vis drąsėjom, kažkada pabandėm ir nueiti į Kazakstaną tuo metu, Uzbekistaną, kažkada išdrįsom, galvom, pabandom Afriką. O kaip Afrika? Gal aš buvau irgi Kenijoje, ten tuos didįjį 5 medžiojau su fotoaparatu, kaip tu ten į Afriką užėjai? Tiesiog darom rinkos analizės, žiūrim. Tai vienas, kas mums patiko su Afrika, kad yra panaši laiko zona. Ten 1 valanda plius minus skiriasi. O pas mus vis tiek gan didelė reikšmė yra, ta grupė vaidina ir kasdieniai veikloj. Mes visas klientų vertinimas, visa finansinė dalis, yra vykdoma iš Baltijos šalių. Turi vykti realių laikų, negali pusę dienos atsidėti. Jo, tai nereikia bent jau tų pamainų daryti. Tai čia toks tiesiog mažas pliusas buvo, bet mes sekėm jau gan ilgą laiką, kas vyksta Rytų Afrikoje. Tai ką reiškia sekam? Tai esi pasidaręs kažkokią pirminę rinkos analizę ir po to tiesiog žiūri, kokie žaidėjai ten veikia. Nes būt pirmam rinkoje dažniausiai nėra gerai. Ypač tokio egzotiškai, kur nėra reguliavimo praktikos, gali būti sudėtinga. Taip, tai tu turi išmokinti. Tai jau ten buvo tų žaidėjų, buvo ir iš Kinijos, buvo ir iš Europos, tai mes juos sekėm. Ir kažkada tiesiog išsiuntėm komandą, ten praleis kokiuose 4 berods Afrikos šalyse, po 2 savaitės padaryti tokią gilesnę analizę, susitikti su reguliatorium, susitikti su vietiniais teisininkais, susitikti net su galimais vadovais šalies. Ir matom, kad potencialas yra konkurencija, yra žaidėjai, kurie veikia sėkmingai ir mes tikėjom, kad mes galim veikti geriau už juos. Ir pabandėm, tai pradėjom nuo Kenijos. Iškartas pirminis toks paslaugos poreikis jisai buvo. Tai pirmas ženklas buvo geras, tada iškart atsidarėm ir Ugandą ir šitose 2 rinkose mokinomės, kaip veikti Afrikoje. Tai pradžioje, aišku, atrodė viskas lengviau bus, negu iš tikrųjų gavosi, bet šiai dienai jau ten veikiam berods 7 metus, tai jau tikrai yra rimtos rinkos su rimtom komandom. Ir Pietų Afrikos Respublika jau 8 Afrikos šalis, ne? 8. Jo. Tai va taip sakau, taip rinkos analizės būdu ir nepabijojimo, nes vis tiek, kai pradedi, tai testuojasi, iš karto neneri pilna galva, taip ir išsiplėtėm tą Afriką. Labai įdomu. Tai kalbant apie plėtrą irgi, dabar klausimas apie, kaip jūs pasirenkat tas rinkas, nes visada turbūt svarstot 2-3, turbūt turit sąrašiuką, ne? Ir pernai Tanzanija buvo rudenį, dabar šviežiai Pietų Afrikos Respublika. Kaip jūs pasirinkat, į kurią šalį eiti? Arba jurisdikciją, kaip sako teisininkai. Taip. Tai šiai dienai vis tiek mes jau tą pasaulinę rinką, suprantam, mes ją sekam, mes jau esam ten ir AI visokių įrankių prisikūrę, kurie ten mums kas mėnesį atnaujina, kur ten kokioj šalykas pasikeitė. Bet vis tiek, jeigu turim ambiciją, kad norim kitais metais atsidaryti naujoje rinkoje, tai dažniausiai žinom kokias 4-5 tokias karštesnės rinkas, kurios mums įdomios tuo metu. Tai viskas prasideda nuo tos visiškai Google analizės. Tu pasižiūri, koks yra reguliavimas, pasižiūri, kokie yra ekonominiai rodikliai. Nes mums vėlgi yra šalių, kur būtų faina atsidaryti ir matom gerą perspektyvą, bet ten yra, kapitalo išvedimo ten klausimai labai tokie, sakykime, ant klaustuko, yra valiutų svyravimai, nes mes finansinė įstaiga, mes skolinamės eurais dažnai, išskolinam vietinę valiutą. Tai jeigu mums neišeis jos, lietuviškas terminas užhedžint, tai mes turėsim labai didelę riziką ir ten svyruoja ten kartais ir po 50% nuvertė. Tai tokias atmeti. Tada yra reguliacinis aparatas. Bet pirmas etapas vis tiek yra tokia Google analizė. Iš to, ką matom, jeigu jau įdomu, tada mes ieškom vietinės teisininkų kontoros. Čia irgi labai svarbus žingsnis, nes dažnai nepataikai, nes vėlgi, ką
ką tau pasako, nereiškia, kad tai bus realybėj. Tai vis tiek stengiamės atrasti kažkokius žaidėjus, kurie jau dirbę su panašiai šiom kompanijom kaip mes, kurie turi gerą reputaciją. Nes Ir patys ieškot, ar klausėt Sorainen ir kitų vietinių? Sorainenų neklausėm gal dar, bet taip patys per visus ten top žurnalus, bet kartais būna irgi, kad per tuos top žurnalus atrandi top kompaniją su top mokėjimais, bet ne top rezultatų. Taip. Tai tikrai esam, kad ir ten, nežinau, yra mums pažadėję, kad licenciją gausit per 3 mėnesius, galų gale užtruko metus ir reikėjo pakeisti teisininkų kontorą. Mes prisižadėjo per daug. Tai kitą kartą pabandykit, mes turim tikrai neblogą tą tinklą ir galim parekomenduoti iš patirties. Čia atsiprašau, dar irgi toks niuansas, liktai Pietų Afrika viena tokia brandžiausių finansų jurisdikcijų, kažkaip jūsų žemėlapį paskutinė atsirado. Čia sąmoningai nenorėjo ten gan anksti. Gal mažiau to poreikio paskoloms. Nes ir konkurencija ten turbūt finansų rinkos žaidėjų yra tikrai didelė lyginant su kitom Afrikos valstybėm. Žinomės, ten kaip ir yra tam tikras specifinis reguliavimas, bet jis nėra blogas. Ir aš sakyčiau, kad tikrai pati brandžiausia rinka ir ten bus ką veikti dėl konkurencijos, nes ten yra šimtais tų kompanijų nebankinio sektoriaus žaidėjų. Tai mes pribrendom. Mes gal pasiėmėm pradžioj tas tokias mažiau užsivyščiusias, gal iš kažkurios pusės rizikingesnės gali sakyti, nes ne taip viskas. Bet ten daugiau erdvės turbūt. Jo, bet ten buvo daugiau erdvės. Bet dabar matom, kad turim tam tikrus nišinius produktus, kur mes visai turėtume tikime, kad išsikovosim tą savo rinkos dalį. O tą verslo modelį Afrikoje išeina kažkiek unifikuoti, ar vis tiek dar tokios jurisdikcijos pakankamai skirtingos, kur reikia žiūrėti labai vietinius ypatumus ir prisiderinti. Taip, ir prieš ir minėjai, kad ten daugiau tas vadinamas fizinis biznis, offline'as, daugiau ten fiziniai pardavimo taškai, Baltijos šalyse daugiau yra jau skaitmeniniai kanalai, online'as. Taip. Tai pradžioj mes gal buvom tokie net per daug užsispyrę, norėjom visur tą patį savo produktą kalt ir dabar jau taip nedarom, mes dabar suprantam, kad mes esam vartojimo, finansavimo ekspertai. Mes žinom, kaip vertinti klientą, ar jisai turi kažkokį užstatą, kaip automobilis pavyzdžiui, ar ne, mes mokam ir su tokiais dirbti. Tai mes dabar labiau žiūrim, ko reikia tam tikrai rinkai. Ir nėra visiškai unifikuotas iš tikrųjų Afrikoje tas mūsų produktas, jie yra labai skiriasi. Tai Kenija, kaip pirmoji rinka, tai jinai turi viską. Ten ir motociklus naujus finansuojam, taksi vairuotojam, ir automobilius, ir išmanius telefonus. Bet, pavyzdžiui, Namibijoje finansuojam tik tais valstybės tarnautojus, kurie nori pasiskolinti, 3 metam paskolą. Nes yra stabilus užmokestis. Ten yra Afrikoje toks specifinis produktas, kur jis vadinasi, sakykime, atlyginimo paskola, taip lietuviškai. Iki atlyginimo kito. Jo, iki kito atlyginimo, ne iki kito atlyginimo yra tai, kad darbdavys mums sumoka už darbuotoją. Tai, sakykime, darbuotojas gauna 1000 eurų, prieš pervedant jam 100 eurų nukeliauja mum. Tai dėl to, kad yra tokia garantija, tai mes galim pasiūlyti daug geresnės sąlygas. Tiesiog, kad ne pats moka, o darbdavys moka ir tada jums kreditingumas toks aiškesnis, kad tiesiai iš darbdavio, ne iš fizinio asmens ateina. Ir tie prekės ženklai, brandai irgi, ten 10 pas jūs yra tų brandų. Irgi čia pagal atskiras šalis ir produktus, ar dar daugiau bandot vieną naudoti, tarkim, Afrikoje? Ne, pradėjom nuo vieno, bet mes tiesiog... Gražus bongo, čia Afrikoje turbūt. Geras klausimas, kur jisai... Pabandyk užsisakyti. Ne, tai yra taip, kad kai kuriuos mes patys sukūrėm, bet mes esam ir įsigiję kelias kompanijas. Tai jos jau turėjo savo brandus, tai nenorėjom daryti rebrando, dėl to ir atsirado Elevin grupė, nes kažkada buvo Mogo Finance, bet kai po Mogo Finance yra ir Credo, Tigo, Mogo ir Express Credit ir taip toliau, tai tada kažkaip nebebuvo logikos, tai suradom tokį neutralų pavadinimą, tai tokio kaip Elevin brando produkto jo nėra. Labai įdomu, aš kaip paminėjai partneris, įsigymai, jūs ten darėt 2 ar 3, ne? Pasiteisino ar... Pasiteisino labai, jo. Bet greičiau užėjot į rinką? Greičiau užėjom, pasinaudojom, sakykime, savo stiprybėm, tos kompanijos silpnybėm, nes vienu metu užėjom per COVID
kai labai trūko pinigų pasiskolinti, mes vis tiek, kadangi turim bondus, tai mes galėjom labai pigiai nusipirkti ir po to duoti finansavimą ir ten buvo visai neblogos kompanijos, įdėgiam savo sistemas ir ten labai greitai viskas išvažiavo. Tai tikrai pasiteisino, nes esam svarstę, 10 plus tų kompanijų, tai labai dažnai supranti, kad čia būtų darbas dėl darbo ir nutrūksta tos, bet ką jau padarėm, ką įsigijom, tai tikrai sėkmingai. O ten vietinės rinkos percepcija vis tiek, ne kinai jūs esat, ne amerikiečiai, o Baltijos valstybių verslininkai ir kaip tas, nežinau, ar yra kažkoks skirtingas požiūris, ar dėl to kažkokių kliučių, ar reikia kažką papildomai įrodinėti? Ar jūs kaip Europos bendrovė pristato? Turėjom epizodą su Frankenburg Technologies, tai jie iš Estijos, bet jie ten prisisteigė 8 šalyse ir sako, mes Europos bendrovė. Frankenburg, prancūziškai, vokiškai. Tai mes, mes šiaip oficialiai, tai mes Liuksemburgo kompanija, nes mūsų holdingas yra Liuksemburge. Ten, aišku, kai vis tiek gauta licenziją, ten turi visą tą medį kompanijos atskleisti, visus akcininkus ir taip toliau. Tai, ar taip jie mato, kad pagrindiniai investuotojai yra iš Latvijos, iš Baltijos šalių. Bet pristatot rinkai kaip tarptautinė? Kaip tarptautinė, Europos Sąjungos. Tai kažkaip iš tikrųjų nesam užstrigę, kad čia kažkas kvestionuotų, kad šitos Baltijos šalis, vis tiek yra Europos Sąjunga, Europa ten jiem nelabai, priklauso nuo jurisdikcijos, ten, jeigu ten, nežinau, kokia Albanija, Rumunija, tai jie kaip tik, aš manau, kad labai gerai vertina Baltijos šalis, nes ten net kai ką ir kopijuoja, ten ypač Balkanai, tai jie turi aspiraciją kažkada tapti ES dalim, tai jiem ten viskas... Baltic. Kažkada mes juos vėjomės, dabar jiems vėsim. Tai va, o Afrikos, man atrodo, šalyse jie žiūri, yra Europos kompanija, tai ar ten Lietuva, ar ten būtų, nežinau, Slovenija, ar ten, Vokietija galbūt, aišku, žinomiau, bet kažkaip nesusiduriam su komplikacijom. Gerai, grįžtam dar prie tų naujų rinkų. Tai užeinat į naują rinką, pabandot, ar būna kažkoks pasitikrinimas po metų, 2, ar ta rinka iš tikrųjų važiuoja, ar neverta iš jos išeiti. Tanzanija, užėjot spalį, jau bus toj metai, ar pasteisino Tanzanija, ar verta galbūt persvarstyti? Kol kas turim, aišku, kad turim. Tanzanija kol kas atrodo, kad tikrai bus sėkmės istorija, nes čia vienas iš tų atvejų, kur turi stabdyti. Nes per greit auga. Kelkit kainas. Tai čia net ne kainos, tos kainos nėra mažos, bet čia matom, kad iš niekur jau 300 darbuotojų atsirado ir kad jau užduodam virš 1 milijono eurų paskolų per mėnesį. Tai greitai. Bet pirmos indikacijos tų paskolų jos yra geros, tai kaip ir visai yra logiškas žingsnis, bet esam padarę klaidų, nes sakau, kad dabar atsidarėm 18 šalį, bet manau, kad turėjom verslą, bijau sumeluoti, 25 šalyse. Tai vadinasi... Tai buvo išėję iš kelių šalių. 7 kažkas... Iš kokių esate išėję, kaip ten buvo? Iš Lenkijos buvo tokia skaudi pamoka, brangiai kainavusi, nes dar tuo metu čia dar buvo pradžia, tai mes dar netaip gerai ir supratom, ką mes ten darom, kaip ten tą analizę pasidaryti, kaip pasiruošti. Iš Kazakstano buvo, iš kai kurių rinkų teko išeiti ne savo norų, buvo labai super sėkminga rinka Baltarusija, kurią ten teko kuo greičiau kažkaip parduoti, užsidaryti. Buvo tokių gal, sakau, ne iki galo gerai ištirtų rinkų, kur atsidarėm, tai ten daug pinigų nepraradom, bet buvom Kosove veikiam, toj pačioj Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tai kiekviena gal skirtinga istorija, matyt, toks apibendrinimas yra, kad ta rinkos analizė ir ją mokėt padaryti ir žinot, ką reikia vertinti, yra labai svarbi. Tai dar ko nepasakiau, kad kai jau mes pasidarom tą teisinę analizę, mes siunčiam žmonės, kad jie susitiktų su įvairiom reguliaciniam įstaigom, su konkurentais, nes reikia, kaip mes sakom, užuost, kaip ten iš tikrųjų atrodo. Ir mes ką nedaro, mes įdedam darbos skelbimą, kad va čia tarptautinė fintech kompanija ateina, ieško vadovo, auksim ten 50 milijonų, tokį labai jau gražiai atrodantį skelbimą ir mes darom interviu. Susitikinėjom. Tai, kas ateina iš kompanijų, kurios kažką panašaus daro, tai čia gauni labai gerą insaidą
apie verslą ir šiaip supranti, kokie tie žmonės, nes būna tokių šalių, kur ateidavom ir, nu, atrodo, super CV suėję, geri vadovai ten ir tarptautinis išsilavinimas, viskas, padarai interviu, supranti, kad reikės iš Europos kažką siūsti. Tai ir tą darbo rinką taip išsiaiškini. Nu, ir tada, kai jau tą pasidarai, mes dažniausiai, sakau, kokias 3 šalis taip turim. Tada sprendžiam, žiūrim. Norim augti, turim pajėgumų, gal šį ketvirtį turim pajėgumų šaly, regione, kuris valdo Afriką. Nu, tai ir atsidarėm Pietų Afrikos Respublikoje. Turim planų ir Europoje, dar matom, kad yra keletą šalių, kur visai įdomu. Tai analizuojamės, neskubam, kai jau matysim, kad bus resursų vidinių, tada ir ten eisim. O kaip jūsų verslė vis tiek pagrindinė rizika yra kreditingumo rizika, ar ne? Ir ten turbūt Afrikos valstybės nelabai turbūt kažkokių duomenų bazių, kur galėtume perpatikrinti. Kaip ten tie algoritmai jūsų? Turi. Duomenų bazų, tai yra tokių, kaip tas Credit Info yra, kuris yra superinė, ten visose Baltijos šalyse, ten viską gali svertinti. Tai tokio lygio tikrai neturi, bet ką jie turi, jie prašoko bankinės korteles, jie turi tuos mobiliasias piniginės. Ir ne visose šalyse, bet ypač Kenijoje, Ugandoje, toj pačioj Namibijoje, žmonės už viską moka su mobiliu telefonu. Kaip be būtų keista. Ten yra po visą šalį tūkstančiai kioskelių, kur tu gali nusineš grynus pinigus, paduoti ir tau perveda ten kažkokius žetonus, sakykime, tavo piniginę. Ir tu galit nuvažiuoti suvenyrą, nusipirkti ant gatvės iš bobutės, kuri turi smartphone'ą, arba net ir mygtukinį, gali ir mygtukinių telefonų, ten suvedi tokį SSD kodą ir taip sumoka. Tai kai mes gaunam prieimą prie tos piniginės, tai mes gaunam iš karto ir atlyginimą, gal negali vadinti atlyginimu, tai dažnai būna pajamos kažkokios. Ir matom visas išlaidas, matom, ir jis ten mėgsta lošti, ar nežinau, ar gauna atlyginimą iškart išleidžia ir taip toliau. Tai iš to galim tikrai sukurti neblogus tuos vertinimo modelius. Bet aišku, nėra taip lengva vis tiek kaip Europoje ten kažkas vis tiek ten nepatenka. Ne visose šalyse mes taip galim lengvai gauti. Nes ta kreditų duomenų bazė, tai jinai mums yra labai mažai reikšminga. Mes kai kur net neperkam jos, nes ten nebūna duomenų. O kita rizika, išieškojimo, ar ne, sakykime, kad vieną ten išduoti vartojimo paskolą, kita kai yra bėdų. Kaip šita valdosi? Ten, užstatas vienas turbūt, bet kitas turbūt ta visa teismų sistema, iki teisminių ginčių sistema, kaip ten reikalai. Jo, tai yra, užstatas yra labai svarbu ir didžioji mūsų portfelio dalis Afrikoje yra arba su užstatu, arba, kaip aš minėjau, kad yra ten darbdavys kaip ir dalinai garantuoja tą mokėjimą. Tai užstato išieškojimas, jeigu jisai būtų negalimas, mes neitume į tą rinką. Čia mums irgi labai svarbu išsiaiškinti, kaip veikia ten vietinės regitros, ar mes iš tikrųjų galim, ar ten klientas gali netiduoti ant tos transporto priemonės. Tai, pavyzdžiui, Europoje mes praktiškai niekur GPS neinstaliuojam į tas transporto priemonės, kurias finansuojam. Afrikoje 100% instaliuojam. Tai tas išieškojimas šiaip nėra labai sudėtingas. Ten tiesiog yra atsidarai planšetę, žiūri, kur nemokus klientai, nuvažiuojame, mes iškart nenorim atimti, mes ten dar turim paskutinę... Automobilį, ne? Automobilį arba motociklą. O su telefonu tai dar kitaip yra, tai išeina išieškoti, kitaip tariant, o su telefonu dar kitaip yra, kad mes esam instaliavę ten savo programėlės tokias. Blokuojam. Jo, tai jeigu ten klientas, nežinau, nesmoka 3 dienas, mes sakom, žiūrėk, tu dabar galėsi skambinti, bet negalėsi naudotis WhatsApp'u, kas, tada gali išmesti telefono jų mąstymų. Tai tik per tai, tai labai palengvina, nes mes kaip pavyzdys prafinansavom praeitą mėnesį per 3 mūsų Afrikos rinkas, kur turim tą išmanių telefonų finansavimą, netoli 100 000 telefonų. Ir dar kas yra įdomu, kad mes klientam leidžiam ir, kaip ir jie to nori, mokėt nors ir kasdieną. Tai tu gali daryti dieninius mokėjimus, tai čia toks vos nepripeidas. Tai kaip pavyzdys mes praeitą mėnesį tose 3 Afrikos šalyse apdorojom 20 milijonų mokėjimų.
nes vienas klientas gali per mėnesį atlikti 30 mokėjimų. Nu, tai čia jau ir atsiranda tas fintech Kampas, elementas, taip. kampas. Tai vadinasi, mes turim turėti sistemas, mums reikėjo perdėlioti visus savo serverius, back office'us ir taip toliau, kad mes sugebėtume su tokiais srautais dirbti ir efektyviai tą daryti. Tai labai įdomu yra ir sakau, tas ir faina, kad yra labai daug tų skirtingų produktų ir mes prisitaikom prie rinkos realijos. O susijusios paslaugos, ten draudimas, dar kažkas bandot lipdyti į bendrą paketą? Kol kas nebandom, nes mes kaip ir nesam ekspertai to, ten tas draudimas ar ten kažkoks insurance tech tik tais ateina į tą šalis. Mes esam kaip ir klientai draudimo kompanijų, nes vėlgi visas mūsų transporto priemonių parkas yra apdraustas, kai kas ir kasko, tai mes dažnai už klientą tą darom. Tiesiog apdraudžiam, nes mes turim geresnės sąlygas, nes ten draudžiam 100 000 ten tų transporto priemonių. Tai labai, labai priklauso, kai kur tiesiog neapsimoka to daryti. Tai kai sugalvosit, pasitarkit su Tomu, jisai mūsų draudimo rinkos tėvas, draudimo įstatymą rengia, tai su juo reikia tartis apie draudimą. Gerai, aš gal pereisiu, labai geras buvo klausimas apie išieškojimą ir šiaip apie tos, sakai, mokėjimus, milijonai transakcijų. Kaip su dirbtiniu intelektu, su DAI, kaip jūs, ar AI, kaip sakoma, draugaujat, naudojat, vystot, ar stebit, ką kiti daro? Viską darom, jo, ir vystom, ir su trečiom šalim dirbam, ir stebim, ką kiti daro, bet vis tiek tai dar yra pradžia. Mes turim kuo gal pasigirti ir sakyčiau, kad gal labiau esam pažengę negu vidutinė kompanija rinkoje, bet tikrai nenoriu čia tų skambių frazių, kad čia dirbtinis intelektas pakeis viską. Nepakeis. Vis tiek esminiai procesai jie išliks, vis tiek reikės didelių call centrų, tik jie galės būti gal netokie dideli, šiek tiek mažesni, vis tiek reikės didelių, programuotojų komandų, vis tiek reikės analitikų, vis tiek reikės, pas mus vienas didžiausių departamentų yra rizikos, bet aišku, jie jau dabar veikia daug efektyviau, tai tie visi scoring modeliai, tai aišku, ten jau tas dirbtinis intelektas buvo naudojamas prieš 7 metus, tas machine learning vadinamasis. Taip. Tai ten net nereikia mums nieko išrasti, yra įrankiai, tu juos naudoji ir jie iš savęs yra daug geresni. Tai gerai, bet pas jūs čia tinklapį, man atrodo, mes radom, kad 2020 metais Elevin grupė išbandė dirbtinio intelekto balso agentų skambučių centruose ir pasiekė teigiamų rezultatų. Aptarnaudavo 20 000 skambučių, kas prilyksta 100 operatorių darbo krūviui. Tai čia iš tikrųjų darom. Ar čia daugiau marketinginis? Ne, darom ir jau 2 rinkose jau tikrai daug darom, jau tikrai daugiau negu 20 000 tų skambučių padarom. Tai kol kas naudojam labiau skolų išieškojime ir tam tokiam pirminiam etape, kur, tau paskambina, sako, Laimonai, tu skolingas ten 200 eurų, kada padarysi, sumokėk. Tai efektyvu, jau esam pasidarę ant 100 000. O balsas tenai koks specifinis parenkamas? Vyriškas ar moteriškas? Pas mus yra, berods, sakykime, Afrikoje yra 3 agentai, tai man atrodo 2 moteris, 1 vyras. Tai, ir jie ten turi tam tikrus niuansus, kokias pauzes daro ir taip toliau. Tai, ir koks skambina, ne? Jo, ir koks skambina. Tai tikrai veikia efektyviai, padeda nuimti mažų etatų, jo. Taip. Ir kas labai gerai su AI dar yra, vis tiek yra tie pikiniai momentai, taip. Nežinau. Kažkas nulūžta, skambina 100 000 klientų. Tada paleidžia. Įjungia AI, jau viskas. Tau nereikia turėti ant 25-50 etatų, kurie ant tų pikinių valandų. Tai veiks daugiau, diegsim, bet čia nebus taip, kad mes staiga iš 1000 darbuotojų šaly turim, 200. Bet optimizacija bus. Gerai, pačelendžinsiu. Prieš porą dienų pietavau Palangoj su bičiuliu Luku Kairevičium, kuris Chase It AI startuolį įkūręs ir jie kaip tik daro tą AI agentų skambučius, su jumis dirba ir su keliom kitom kompanijom, sakė. Tai jisai sako, balsų šitie skambučių centrai išnyks. Čia turi tas dirbtinis intelektas pakeisti, visai sėkmingai veikia ir realiai pakeičia efektyvumas, tai tas pats, kas darbuotojų, tikrų darbuotojų. Tai vėlgi, skambučių centrui nelygus. Kai jau yra,
kalbėjimasi su vėlyvu skolininku, kuris yra nelaimingas, jam reikia ieškoti kažkokio išskirtinio sprendimo. Tai tada jau žmogaus tikrai reikia. Tai čia mūsų atveju. Taip. Ten, jeigu tu skambini, sužinot, kiek man mokėtų už mobilų telefoną praeitą mėnesį, tai čia sutinku, kad čia tikrai 100% gali pakeisti. Bet kaip taisyklė, aš pats, kaip aš nežinau, Eurokompanijos, kur visiškai nusiėmė tos agentus ir kur turi ten valandą sugaiš, kad iki gyvo žmogaus dažnai. Žiauriai užnisa, žiauriai. Vieną patarimą girdėjau iš vienos fintech bendrovės, kaip tą agentą išjungti. Sako, jeigu nusibosta bendrauti ir negauni atsakymo, tai yra geras sprendimas rašyti skundą. Nes skundą, kaip taisyklė, visada pažiūri gyvas žmogus. Tai jeigu kažkur stringat, skundas. Geras patarimas. Tai va, o mes kadangi tose besivystančiose šalyse, tai mes negalim, mes turim padėti tiem žmonėm labiau. Tai bus miksas, bet... Tai bus tas hybridas, ne, kažkoks miksas. Gerai, tai dar apie reguliavimą. Sakot, pasižiūrėt reguliavimą prieš eidami į rinką, o jis nebūna, kad pasikeičia. Tai nebūna taip, kad užeini į rinką, lik ir gerai, ir po to bumt, susireguliuoja atviršiai viskas. Ne, tai būna, tai, kaip pasakyti, tas reguliacinė aplinka, jinai nusmarkiai pasikeitė per paskutinius 15 metų. Lietuva gal buvo tie, kur buvo vieni pirmųjų, bent jau iš mūsų rinkų. Irgi prieš 5 metus pasikeitė vadovybė Lietuvos bankų. Čia buvo, prieš 10 metų. Tai ir sakyčiau, po to reguliavimo nebuvo kažkokių tokių kardinalių gal pokyčių, bent jau mūsų rinko, aišku, jisai vis griežtėja, vis ten atsiranda kažkokie nauji išaiškinimai. Tai normalu, mes tikimės, mes jau žinom iš praktikos, kad kai eini į rinką, tai nereiškia, kad jinai tokia ir bus amžinai. Dėl to ir einam su tokiais produktais, kur tikim, kad jie galės būti ir po reguliacijos veikti. Tai reiškia, kad jūs pakankamai tada konservatyviai, ar ne? Ar kainodaras galbūt dėliojatės? Konservatyviai, tai aišku, priklauso nuo rinkos. Jeigu ten dabar padarytų Afrikos šaly tokį pat reguliavimą kaip Lietuvoje, tai mes užsidarytume kitą dieną, nes ten yra skirtingos pajamos, skirtingos palūkanų normos turi būti, skirtinga mokėjimo disciplina ir taip toliau. Bet mes niekad nebūnam brangiausi. Mes taikom, kadangi mes išdavinėjom ilgesnės paskolas, netrumpalaikės, tai ta mūsų palūkanų norma būna kartais mažesnė negu ten nuo tų agresyviausių žaidėjų. Ir dažniausiai reguliacija ir ateina, kad suvaldyti tam tikrą sektorių. Aišku, tos jau agresyviausios bankas. Jo, bet aišku, iš tikrųjų gaunasi, kad tada pakeičia vis tiek visą rinką, nes... Bet jūsų veiklos specifikoje, vartojimo kreditas netgi Europos Sąjungoje, jis nėra, taip sakykime, sureglamentuotas ten teisės teikti paslaugas, teigimosi teisės, kiekvienu atveju reikia žiūrėti nacionalinį reguliavimą. Tai jūs ten minėjot, kiek iš viso 17 ar 18 jurisdikcijų, ar ne? Tai kaip jūs sekat tos pokyčius? Planuojat, ruošiatės jiem? Ne, tai aišku, tai čia kaip šalies vadovo yra viena iš pagrindinių funkcijų. Arba pats sekti, arba per vietinės teisės kontoros. Ir dažniausiai nebūna taip, kad tas reguliavimas pasikeičia per naktį. Tai mes ir esame ir asociacijų nariai skirtingose šalyse. Aš manau, yra sveika, kai tu gali dalyvauti tavo įstatymo kūrime kažkiek, bent jau užsakyti savo nuomonę. Tai mes, kiek mes galim, kiek leidžia tose šalyse, mes tengiamės... Ir prisidedat prie atskirų valstybių teisės tobulinimo. Kažkiek, tai aišku, kad išgirstų tą mūsų nuomonę, nes... Vėlgi, aišku, reikia suprasti ir tuos reguliatorius, nėra taip lengva nėra taip lengva padaryti, nes jeigu kažką, tie žaidėjai irgi, jie yra protingi, paliksi kažkur atdaras duris ten atras kažkokį būdą, bet faktas, kad aš manau, ypač Europos Sąjungoje ir nemažai šalių ir tikrai Baltijos šalyse, kad mes jau nuėję gal šiek tiek į tuos ekstremumus, kad tai, ką ten kažkokia bendrinė Europos Sąjungos gairės yra, tai jau pas mus yra tiek kartų griežčiau. Nesakau, kad gal kitose šalyse taip nėra, bet kai yra tas reguliatoriaus išaiškinimas, gali būti įstatymų išaiškinimas dar papildomi 60 puslapių,
Tai jau ten kartais būna ir iššūkis IT komandai suprogramuoti, ką daryti, jeigu, nežinau, žmona yra, kaip padalintų pajamų, kaip įrodytės ir taip toliau. Tai, yra tam tikrų iššūkių. Čia labai gera tema ir mes šnekėjom jau ankstesniuose epizoduose su Einaru Gravroku ir kitais apie tą reguliavimo naštą. Pas mus Europoje yra žiauriai didelė. Ir mūsų Lietuvos, Baltijos šalių reguliatoriai turėtų kaip tik galvoti, kaip liberalizuota, ne? Pavyzdžiui, šnekėjom su Hostinger vadovo Arnu Stopeliu, kad galbūt Lietuva galėtų būti patraukliausia duomenų apsaugos srityje. GDPR gyvendinimo liberaliausia rinka. Taip mes galėtume išsiskirti, o ne atviršiai. Dabar kas vyksta atviršiai. Dar užlankstom, dar užkeliam tos reikalavimus ir tą naštą verslui. Tai, bet čia atskira tema, čia galėtume dar visą epizodą šnekėti. Pereikim po truputį prie finansavimo. Tai dabar girdėjom tikrai 18 šalių, nešnekėjom dar apie darbuotojus, 4,5 tūkstančio darbuotojų. Čia kaip Sebas per visas 3 šalis, Baltijos ar Swedbankas, ne, dar daugiau. Tikrai daug darbuotojų. 500 milijonų beveik jau paskolų portfelis, ne? 250 milijonų pajamų per metus, 9 milijonai pelno. Tai dideli skaičiai. Kaip jūs finansuojate visą šitą verslą ir kaip finansavote tą tarptautinę plėtrą? Tai jeigu dabar žiūrėsi į tą mūsų struktūrą, tai mūsų turto turim šiek tiek daugiau negu 600 milijonų. Tai yra 100+ milijono kapitalas, tai kuris yra per IPO esam pritraukę 29 milijonus ir yra kažkiek akcininkų įnašai, bet didžiausia dalis yra nepaskirstytas pelnas. O yra 450+ milijonų, tai yra skolintos lėšos ir jeigu pažiūrėsi, kaip tai paskirsto, tai maždaug 75% yra bondai, obligacijos. Obligacijos? 75, ne? 75%, okay, tai ten turim 350+ milijonų. O visa kita yra labiau tokios regioninės visokios kredito linijos, tai vietiniai bankai, esam išleidę ir vietinių obligacijų, taip pat dirbam su viena platforma, kur tokia kaip kredito linija naudojam. Sumintos, minėjai. Sumintos, jo. Ir ten turbūt kiek, kokie keliasdešimt milijonų? Keliasdešimt milijonų, dabar jau, kai šnekam, tai šiek tiek daugiau. Tai va toks ir yra tas mūsų paketas ir mes visai komfortiškai kažkaip jam jaučiamės, toks yra kažkokia diversifikacija, galų galia ir tos obligacijos yra diversifikuotos, nėra, kad čia yra viena didelė obligacija, viena yra 90 milijonų, kita yra 275. Jo, ir tikim, kad ta 90 milijonų kažką pavirs gal 200 milijonų, tai norim taip neužsidėti streso, nes vėlgi ne visada būna geras tas laikas pritraukinėti to kapitalo. Tai mūsų kelias yra vis tiek labiausiai gal bondais paremtas, aišku, taip nebuvo, kai tik pradėjom, nes sunku tą ypač didelį finansavimą gauti, kai tu esi mažas, nežinomas, be track rekordo, be kažkokių ten, nežinau, istorinių duomenų, be jokio žinomumo. Tai mes tam dirbam jau kiek 15 metų, kapitalo rinkose berods 12 metų, pradėjom nuo... Kada listingavotės jūs? Listingavomės prieš 1,5 metų. Prieš 1,5 metų ir čia buvo Ryga Frankfurtas? Ryga Frankfurtas, taip. O obligacijas jau leidžiat jau 12 metų, ne? 12 metų. Pirmą buvo, man atrodo, Latvijoje, mačiau 10 milijonų. Taip, 2014 berods, tai ten vėlgi išleidom tik dėl to, kad akcininkai buvo žinomi ir ten vietos verslininkai investavo, nes tuo metu iš viso obligacija toks buvo dar egzotinis Baltijos šalim instrumentas. Tai ta mūsų pradžia buvo šiek tiek obligacijų ir tada atsirado Mintos platforma, mes buvom pirmas žaidėjas, kažkaip tas peer-to-peer labai prigijo, ten vokiečių... Tarpusavio skolinimas ir jūs realiai tas paskolas perleidinėte, ne? Perleidinom, dabar jau ten pasikeitęs tas modelis ir augom, bet mes iškart supratom, kad bondai yra mūsų kelias, dėl to ir yra Liuksemburgo motininė kompanija, nes žinom, kad kiek ten to Baltijos šalyse pritrauksi tų bondų. Tai žinom, kad mums reikia ten Vokietiją atrakinti, Didžiąją Britaniją, Šveicariją. Tai toks buvo nuolat nuoseklus darbas. Mes gal turėjom tą tokį juodadarbių mąstymą, kad jeigu kam nors įdomu susitikti, nors ten dėl milijono mes sėsim į lėktuvą, skrisim, kad susipažint, gal ateityje ten tas kontaktas pravers. Tai
per tuos metus, bijau sumeluoti, kiek ten tų susitikimų buvo, bet tikrai 300 plus kiek ten tų kelionių ir jau šiai dienai. Ir surinkat iš tų susitikimų 450 milijonų po truputį, ne? Iš visų galų. Gali sakyti taip. Pristatyti emisiją. Vis tiek prieš kiekvieną platinimą, tai turbūt susitikimai su pagrindiniais tai investuotojais, verslo modelis. Taip, tai mes darom roadshow ir dar darom tuos non-deal roadshow, kad nepamirštų apie mūsų kompanijos. Bet aišku, kai jau išeini tą 200 milijonų plus, jau tau atsiveria truputį kitos duris. Nes iš tikrųjų yra ta didesnė obligacija išleisti, yra net, sakyčiau, gal lengviau negu mažesnė. Nes atsidaro tie didesni investuotojai. Atsidaro didesni investuotojai, kas nori gal investuoti 50 milijonų vieną kompaniją. Tai tokias kelias jau paėmė, tau jau pusė darbo padaryta. Tai gerai, 275 milijonai buvo pernai išleista, ne? Ir jūs platino taip pat Rygoje ir Frankfurte. Taip. Ir didžiąją dalį minėjai, kad išplatinot jau tarptautinės rinkose, ne? Frankfurtas. Tai čia Frankfurtas tai yra tik tiesiog tai hubas. Tai. Per kur atsiunčia pinigus, bet investuotojai, tai šitos emisijos tai tikrai buvo numeris vienas, matyt, buvo Didžioji Britanija, tada Šveicarija, Vokietija, iš Amerikos gavom pirmą kartą tokių reikšmingesnių pinigų, net iš Abu Dabio irgi fondas investavo. Tai tikrai buvo visiškai institucinių investuotojų obligacijos, nes kai leisdom mažesnės, tai mes surinkdom labai daug Baltijos šalyse, vos ne pusės iš gyventojų, iš to mažmeninės prekybos. O kodėl būtent Frankfurtas? Nes holdingas Liuksemburge, Liuksemburgas, Airija dar tos jurisdikcijos obligacijoms leisti pakankamai populiarios, o čia dabar Frankfurtas. Atsitiktinai iš tikrųjų, nes nusisamdėm konsultantą prieš 10 metų, kuris yra vokietis, bet jis jau Baltijos šalyse veikia. Ir buvo, iš tikrųjų, buvo track recordas kitos kompanijos panašios, kuri Frankfurte veikia. Tai žinom, kad kaip ir... Išbandytas kelias. Jo, išbandytas kelias. O dabar tai iš tikrųjų nėra didelio skirtumo. Ar Frankfurtas, ar nežinau, Liuksemburgas ar Londonas, obligacijom. Akcijos yra kitas dalykas. Taip pat nauja tendencija irgi yra šiaurės šalis. Pavyzdžiui, Norvegų bankai siūlo daryti platinimą Norvegijai nuo 50 iki 150 milijonų. Sako, laisvai galim išplatinti Baltijos šalių bendrovę. Čia dar toks irgi šalutinis klausimas, gal šiek tiek nukrypstant nuo tų visų finansavimo šaltinių, bet kai atsiranda ir tas viešas siūlymas ar ne, ir obligacijos, tai natūraliai tas korporatyvinis valdymas turi kažkiek keistis įmoniai. Buvo su tuo iššūkiu? Kažkiek buvo, aišku, jau kai mes po žingsnelį einam, tai kai padarėm IPO, tai jau mums čia nebuvo kažkokio šoko, nes... Tas buvo obligacijų prileidę. Buvom prileidę obligacijų, vis tiek kas ketvirtį turi teikti viešas ataskaitas, audituotas, turi būti vieša kompanija realiai. Tai dabar aišku, ten akcijos atsirado, kaip ta akcijų kaina, kinta, kas ten ką parduoda, tai dar reikėjo ten teisės skyriui papildomai kažką išmokti, ten tie, kada negali ko pardavinėti ir panašiai. Bet čia nedideli. Šiaip tai manau, kad daug kompanijų gal per daug to bijo. Nes jeigu tu turi audituotas ataskaitas daug metų, jeigu turi daugiau mažiau funkcionuojantį finansų tą skyrių, tai yra tas pats pirmas momentas, kaip suprast, kokios sąlygos obligacijos turi būti, kad tu galėtum jas aptarnauti. Bet šiais laikais yra ir teisinių kontorų kaip jūs, kur tikrai gali tave už rankos nuvesti. Pradžiai pavedžioti, o po to pats gali vaikščioti. O po to pats supranti. Gerai, dar apie tos finansavimus. Tai jūsų šita misija didžiausia Baltijos šalyse, ne? Buvo 275 milijonai pernai obligacijų. Palūkanos 9,5%. Ankstesnė buvusi, kur 90 milijonų yra 13%. Kaip čia tai pavyko susimažinti palūkanų lygį? Dėl to, kad išėjote į tarptautinės rinkas, didesni investuotojai, didesni finansuotojai ar kas? Taip, tai 13 čia ne visai tikslu, nes mes išleidom 50 milijonų su 13 ir čia buvo pačiu blogiausiu metu, kai Euriboras buvo labai aukštas ir bankai už 10% vos ne skolinosi. O po to mes jau ją pakėlėm su didelė nuolaida, tai ten jos vidurkis yra daug mažesnis.
O 9,5 tai mano galva, kad jinai gal turi dar ir vietos žemėt, nes jeigu dabar pažiūrėsit, kur dabar ta mūsų obligacija, kaip žmonės ją prekiauja, tai jeigu tu norėtum ją nusipirkti biržoje, tu turėtum mokėti tą premiją. Taip. Ten ar 103, ar tai, kaip ir indikuoja, kad tai jau yra gal 9 arba žemiau. Gerai. Tai čia natūralu, kompanija auga, rezultatai gerėja, palūkanų marža mažėja. Gerai, pašnekam apie tą mano minėtą temą, kaip finansuoti tarptautinę plėtrą. Galbūt ne jūsų atvejs, bet ką patartume mes čia 3 Lietuvos, Baltijos šalių verslams, kurie nori vykdyti tarptautinę plėtrą ir kurie galvoja, iš kur dabar čia pasimtų pinigų. Tai vienas, jau šnekėjom, ne? Obligacijos, vienas būdas. Bankų paskolos. Bankų paskolos mūsų čia Baltijos šalių, tarkim, vietinių bankų. Kitas, ką jūs jau darot, nuėjus į tą rinką, ne? Pavyzdžiui, atsidarius ten kokį filialą, gamybą ar savo priekybos tašką Vokietijoje, galbūt gali nueiti jau į Vokietijos banką, pabandyti pasiskolinti. Kaip šitas jums sekasi vietiniai bankai? Tai sekasi taip, kad tu tą gali padaryti, kai jau tu turi kažkiek brandų verslą. Jeigu tu nori čia ateis, mes čia atsidarysim, paskolinkit mums 5 milijonus, mes išduosim paskolų, nieks neduos. Motininės įmonės garantija irgi neveikia, ne? Tai jos visada reikia, bet reikia, kad jau tas verslas rodytų rezultatus, kad jis būtų pelningas. Tai bent jau tokia įmonė kaip mūsų, kur mes neturim, nežinau, NT turto, kur ten gali labai lengvai keisti, tai reikia palaukti. Pirmą turi iš motinės kompanijos duoti pinigų, kad prafinansuot. Tai bankai, sakyčiau, čia tada nėra gal labai geras kelias. Bet turėt patirties vis tiek su bankais. Turėjom, tai Afrikoje, nežinau, kiek mes ten tubą Afrikoje, tam pačioj Gruzijoje, Armenijoje turim vietinius bankus, su kuriais bet jau dirbam. ne pačioj pradžioje, bet įsibėgėjus. Įsibėgėjus. Tai čia tas vėlesnėme etape. Kas dar, Tomai? Tarptautinės finansavimo institucijos, IBRD, IAF, tokių gal smulkesnių, čia turbūt nebūtų labai segmentas, bet kadangi yra, tas gautinų pajamų srautas, tai sekuritizacija vienas iš tokių madingesnių instrumentų, bet turbūt lyginant su obligacijom, tai klausimas, kiek čia jau dabar tos kontrolės atiduodė, nes iš vienos pusės obligacijus vis tiek turbūt įkeitinėjat kažkokius srautus, o sekuritizacijos atvejus turėtumėt net ir perleisti atskirą bendrovę ir ten, taip, toks jau mažiau lankstumo, sakykime, greičiausiai. Taip, mažiau lankstumo ir čia tas, aš manau, kad čia labai geras instrumentas, bet reikia turėti labai didelius portfelius vienoje jurisdikcijoje, nes sekuritizacija... Bet juos supakuoti ir čia yra per šalį. Tai aš nesakau, kad gal kažkada tai bus galima. Vėlgi ten, jeigu padaryti sekuritizaciją Kenijoje, nelabai, manau, norės ten tie pagrindiniai žaidėjai, nes ten yra ta teisinė bazė netaip patikrinta, gal neparuošta. Baltijos šalyse gal jau kažkaip ir diskutavom, kad gal jau kažką girdim, kad jau kažkas pradeda vykti, tai mūsų atveju mes įkeičiam bondam, įkeičiam ir banko sąskaitas, ir ten, nežinau, brandus, ir tam tikrą portfelio dalį. Mes ten turim išlaikyti, kad tam tikro portfelio dalis būtų neįkeista niekam kitam ir būtų kaip ir pirminis įkeitimas tų obligacijų turėtojam. Tai ir vadinasi mūsų obligacijos kaip ir garantuotos tos. Gerai, tai tie tarptautiniai bankai ten didėja, ne, IBRD, IAF, Nordic Investment Bank, jie turbūt tokiam didesniem sandoriam galėtų tikti, čia tokiai galbūt mažesniai plėtrai sunkiau. Jų turbūt, sakykime, kažkokią strategiją, jie vis tiek labiau žiūrės į kažkokį politinį aspektą, ten infrastruktūros plėtra ar ten tos vietos, kur nefinansuoja vietiniai bankai, taip prisidedant prie vietinio ekonomikų augimo. Atvarumas kažkoks, ne? Fokusas greičiausiai būtų kitoks negu vien grinai toks komercinė paskola. Gerai, toliau šnekėjom privačios skolos fondai. Yra Invelas turi tokį fondą, yra CVI tokie Lenkų fondas dabar aktyviai, čia Baltijos šalyse matosi FlyCap Latvijai. Nebandėt privačios skolos fondų? Jie, aišku, jie nepygus yra, ten tikrai virš 10% palūkanų. Mes esam turėję, bijau sumeluoti, čia ir buvo ankstyvoji stadijoje, tu turi mokėti. Tai buvo Lenkų fondas, dabar jau žinau, kad jisai kitaip vadinasi, nepasakysiu kaip, bet tuo metu vadinosi Mezzanine Management. Tai čia mezanino fondas. Jo, mezanino. Tai va čia toks, sakyčiau, tokiom įmonėm, kurios ankstyvoji stadijoje, jos rizikingesnės, nes ten ir palūkanas nemažas mokė, ten yra ir galimybė konvertuoti į akcijas. Jo, tai mes, tas vadinamas, mes nieko nekonvertavom, mes tiesiog išpirkom, bet tikrai buvo
gal, sakyčiau, gal win-win tuo metu, kad ir mes gavom. Ir kiek tada gavosi? 15% daugiau turbūt, ne? Daugiau, jau kai viską susumuoja, bet mes praaugom tą etapą ir išaugom iš jo, tai bet aišku, jie mums davė, bijau sumeluoti, 20 ar 25 milijonus eurų tais laikais. Buvo rimta injekcija plėtrai. Tai buvo labai rimta, kur Baltijos šalyse tikrai nebūtume paėmę prieš 10 metų. Gerai, tai privačios skolos fondai vienas turbūt šaltinis, kalbėjome apie mezonino fondus, kur irgi toks atskiras instrumentas. Pirmame epizode turėjom Deimantę Korsakaitę iš Inval privataus kapitalo fondų, tai aišku ir fondai, ne? Čia mano sritis, tai ką fondas gali investuoti į akcinį kapitalą, jie paskolos neduos, bet jie investuos į akcinį kapitalą tavo ir norės kartu su tavimi eiti ir augti, žengti per sienas, ne? Kas dar, su šeimų biurais bandėt, atsiranda vis daugiau Lietuvoje ir Baltijos šalyse tų tokių stambesnių šeimų biurų, kur valdo šeimų pinigus. Tai bandėm ir sėkmingai bandom, tai kai pritraukinėjai investuotojus į obligacijas, tai vieni iš pirkėjų. Vieni iš pagrindinių pirkėjų. Nes čia daugiau į obligacijas, o į tą privačią skolą nebandėt jų kaip tokių, kaip tiesioginę paskolą pasimti. Ne, bet mes gal prašokom tą etapą, kai mes startavom, kai mums reikėjo, kai mes neturėjom kitų kanalų, tai dar nelabai buvo tų kanalų gerų. O dabar tai aš manau, kad tikrai yra platesnis spektras. Šeimos biurai, privati skola, tos platformos įvairios, tarpusavio skolinimas, Mintos. Ir istoriškai turbūt Mintos buvo pagrindinis, to jūsų srities verslo, ar ne, toksai, sakykime, kanalas prisitraukti pinigų prieš kokį ten. Prieš 10 metų. Jo, čia buvo tas mūsų, jeigu mezaninas buvo toks iš kažkokio startupo, jau tokį truputį didesnį žaidėją, tai Mintosas mums leido jau į dar sekantį žingsnį žengti, tai jau ten matyt, kad mes su Mintosu pradėjom dirbti, kai pas mus buvo kokia 50 milijonų portfelis ir mes sugebėjom paauginti jį gal iki kokio 150 ir tada išsileidom jau tokį didesnį bondą, berods pirmą kartą buvo 50 milijonų, bet mes po to padarėm tą, nežinau, kaip lietuviškai tepą, kad pakėlėm iki 100 milijonų. Jo. Ir tada mes jau supratom, kad patinka mums visi šitie finansavimo šaltiniai, bet bondai matyt bus mūsų tas jau arkliukas ateityje. Gerai. Tomai, gal tu gali pakomentuoti, kiek mes matom užsienio bankus, pavyzdžiui, vokiečiai, lenkai, jūsų komanda steigia šitą PKO PB neatstovybę Lietuvoje, kurie čia irgi dabar aktyviau žvalgosi. Kiek jie pasiruošia finansuoti mūsų verslus, plečiantis? Tai tendencija yra, kad didieji bankai kaip PKO BP arba tas pats Commerzbankas yra įsteigę atstovybės, tai reiškia nori būti arčiau vietinės rinkos, bet matyt pajautimas toks, kad jie vis tiek žiūri savo kliento, ar ne? Kas yra tas jų lenkas klientas ar klientas vokietis ir turi būti kažkoks jungiamasis ryšys. Tai, kad labai jie savarankiškai vietinę rinką finansuotų, sudėtinga tikėtis. Bet jeigu eitum į Vokietiją, turbūt Commerzbankui verta paskambinti, ne? Jeigu turėtum Vokietijoje verslą, tai bet kokiu atveju taip. Kitas vokiški arba olandiški bankai pakankamai matomi sekuritizacijos schemose, kur jeigu lietuviškos įmonės turi kažkokias ten gautinas sumas, tai tikrai jie padeda ten surasti sprendimus, kaip finansuoti. O turbūt tose visose energetikoje irgi ten galima pamatyti įvairiausių. Ir Šiaurės Vokietijos bankų ir pakankamai aktyviai dalyvauja. Tai ta tokia, sakykime, bankinimo skolinimo rinka, jinai yra pakankamai dabar diversifikuota, šalia vietinių bankų turim ir užsieninius, ir kas labai džiugina, kad Baltijos valstybėse ta kapitalo rinka šiek tiek pradėjo, tos pačios obligacijos, kad ir vietinės, tai pakankamai atskėnė tą bankinį finansavimą ir šiai dienai turbūt yra galimybė rinktis ir kainą atitinkamai įsispinti. Ir netgi yra fondai, yra Baltic Capital Markets Acceleration fondas, kuris padeda, investuoja įmonės, kurios nori išleisti obligacijas, leisti akcijas, IPO daryti ir panašiai. Tai gal rezumuojant, tikrai daug čia tų šaltinių yra finansavimo. Bankų paskolos, vietinių ar užsienio, tarptautinių, privačios skolos fondai, mezanino fondai, privatus rizikos kapitalas, šeimos biurai, P2P, tarpusavio skolinimo platformos, obligacijos, IPO. Čia vos ne 10 šaltinių išvardinom. Čia aš prisiminiau prieš šitą eterį
Kaune augęs, tai prisiminiau sekundės reklamą. Pinigų sekundės yra? banką. Reikia pinigų yra. Ir stovėdavo ten eilė prie Donelaičio gatvės, stovėdavo eilė žmonių priduoti savo indėlius. Tai juokaujam, bet iš tikrųjų tų pinigų yra, tik reikia susirinkti, ne? Ir reikia aktyviau, kaip pats sakai, Modestai, važiuoti, susitikti su kiekvienu, pabendrauti ir tų pinigų susirasti. Ne, tai pinigų yra, jų buvo ir seniau. Čia matyt klausimas, kokiam įmonės etape, kokį kanalą rinktis. Tai čia reikia tą įmonę ruošti. Nu, tu negali sugalvoti, čia darėm privatų versliuką 10 metų, apskaitę kažkaip darėm, rytoj leisiu ten 20 milijonų eurų bondą. Nu, nereiktų tai visų pirma daryti. Turi būti švari įmonė, aptvarkyta. Nepavyks, nes turim ir tų blogų jau variantų, kur ten nemažai ir tų bankrotų. Nu, mažai jų, bet buvo pirmieji ten tie obligacijos Baltijos šalyse, kur žmonės prarado daug pinigų. Taip. Tai reikia, aišku, įsivertinti protingai. Ir turbūt įmonės veiklos pobūdis daug ką lemia, nes jūsų atveju tai pakankamai paprasta. Nu, taip, susaržuojant, suprimitinant, reikia gauti pinigus pigiau, kad juos paskolint brangiau. Tai ir skirtumas kažkur lieka įmonė. Tai čia turbūt obligacijos yra pakankamai natūralus instrumentas. Gerai, ačiū. Tai, žodžiu, pinigų yra, reikia tik pasimti, ne? Tik mokėti pasimti, susitvarkyti ir susirinkti. Tai gal pabaigai tokį atpalaiduojančią paprastą temą, klausimą, kokias kitas tinklalaidės, knygas skaitote, žiūrite, pasidalinkite su mūsų žiūrovais. Tinklalaidžių, tai šiaip seku viską Lietuvoje, kas su investavimu vyksta. Ten gal sunku pražiūrėti kartais tas 3 valandas, nes yra tikrai labai ilgų, bet yra dabar atsiradęs Proto investavimas LT. Proto industrija visada pasižiūriu, ypač kai koks įdomesnis pašnekovas. O iš knygų tai tokiam etape dabar esu, kur rusiškas kažkoks damušinėjų kelias knygas, kurių labai ilgai skaitau. Tai viena yra, kur tikrai daug minčių apie tokį legendinį vadovą General Electric Jacką Walshą. Tai sunki knyga, stora, bet verta atkreipdėmėsi. O kita tai tokia labiau grožinė literatūra, kaip čia lietuviškai būtų, Šilko kelias, naujo pasaulio istorija, kur irgi labai įspūdinga knyga, angliškai skaitau, tai praplėti žodyną, nes reikia kas antram puslapį atsiversti, pasiskaityti, kas čia per žodis, bet irgi sudėtingas reikalas. Tai aš tokiam pribaigimo etape dabar esu. Gerai, per vasarą pribaigsi. Nu, tikiuosi. Tomai, ką tu rekomenduoji? Iš podcastų esu didelis fanas Armėno radijas, ten yra Marius Sokisian ir ten apima įvairiausias temas, nuo politikos, istorijos, ekonomikos, tikrai verta paklausyti, kiekvieną sukasi. O iš knygų tai, nežinau, čia jeigu kur nors aerouoste, tai stengiuosi kažkokią nedidelę paimti, kad tilptų į bagažą ir vengiu visokių vadybinių knygų, nes mano jų galvas skauda, tai ten paskutinė buvau 50 fizikos teorijų supaprastintai, ten tokiem kvailiem parašyta, kad galėtum suprasti. O iš tokių, kas dar iš atverstų, tai yra viena tokiais architektūrinė miesto planavimo galbūt knyga apie Vilniaus Didžiosios Pohuliankos istoriją, dabartinė Basanavičiaus gatvė, kaip ten nuo 18 amžiaus plėtėsi, vystėsi ir taip toliau. Ir dar kolegos Mindaugo Petrausko knyga Senis be jūros apie Vilniaus Žalgirio futbolo klubo sirgalius, ten tais tokiais tarybiniais, posttarybiniais laikais, tikrai labai įdomi knyga. Tomas pas mus yra istorikas, o Rainė žino visas geriausią istoriją ir viską. Gerai, tai ačiū labai, visai gausi smagus pokalbis, ačiū žiūrovams, dalinkitės, laikinkite, prenumeruokite ir netrukus bus ir kitas epizodas 6. Ačiū. Dėkui.